Sveiki, su jumis sveikinasi aš, Goda Vaitkevičiūtė, Jonavos liberalaus jaunimo atstovė ir šiandien filmuojame trečią laidą podcast'o seriją Žvėdros kalba ir čia kartu su savimi turiu Ievą Budraitę, Lietuvos žaliųjų partijos atstovę, ar ne? Pirmininkė. Taigi, tai šiandieną pašnekėsime apie ekologiją, aplinkosaugą ir trąšas. Ir man galbūt pats pirmas klausimas kiltų, tai yra, dabar Amerikoje visiškai neseniai buvo pasirašytas, nutrauktas vienas įstatymas dėl būtent plastikinių šiaudelių, kad vėl bus galima juos gaminti ir juos naudoti, o popieriniai šiaudeliai, manau, bus pilnai nustumti iš šono, nes nelabai kas juos mėgsta. Tai ką apie tai manote, nes, tai yra didelė, manyčiau, problema, bet pasižiūrėjus, Europa yra žymiai mažesnė už Ameriką, tai jeigu mes stengsimės, o kitos valstybės nesistengs, tai kokia tada bus, ta įtaka? Tai sveiki visi, ačiū už klausimą, kuris toks labai nuo smulkaus dalyko iki globalaus pereina. Tai kalbant konkrečiai apie tą pasikeitimą Jungtinėse Amerikos valstijose, tai iš tiesų Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą, kuriuo atšaukia anksčiau Baideno priimtą tvarką, kuri numatė palaipsniui, berods iki 30 metų, visose viešose Amerikos įstaigose, ar kalbėtume apie tą pačią prezidentūros kanceliariją, ar apie, sakykime, mūsų ministerijų atitikmens organizacijas, kad ten būtų atsisakyta vienkartinio plastiko gaminių, įskaitant ir šiaudelius. Tai pats šiaudelis, aš sakyčiau, Amerikoje yra toks kaip pop kultūros simbolis, ar ne, toks labai apčiuopiamas, jeigu pas mus, sakykime, vienkartiniai plastikiniai maišeliai yra toks plastiko simbolis, tai ten yra šiaudelis ir ko gero tas labiausiai susijęs su greito maisto restoranų kultūra, kur važiuojama ir vakarieniauti, ir pietauti, ir pusryčiauti ir visur tu matai net neprašęs tau į gėrimo puodelį, ar ne, yra įstatomas šiaudelis. Tai jų pagaminama Amerikoje buvo be galo daug ir automatiškai tai lėmė, kad be galo daug atliekų atsiranda. Šiaip jeigu mes kalbam apie plastiką, tai reikia suprasti, kad savaime pats iš savęs jis galbūt ir nėra blogis. Blogis yra tai, kiek ilgai mes jį naudojame. Nes pagaminti plastiką reikia labai daug žaliavų. Visų pirma, naftos, nes tai yra naftos produktas. Ir mes degindami naftą skatinam šiltnamio efekto, tuo pačiu ir klimato kaitos, o paskui ir klimato krizės procesus. Tai jeigu mes tą brangiai pagamintą plastiką panaudojam ilgam laikui, sakykime, kažkokiam baldam ar medicinos prietaisam ar tiem patiem automobiliam, pastatam, tai galbūt nėra taip blogai. Bet jeigu mes pagaminam kažką, kas patarnaus kelias minutės ar dar trumpiau, tai nėra iš tikrųjų atsakinga ir sąžininga gamtos ir išteklių labui. Tai ką darė Baidenas ir tai, ką daro Europa vis dar, aš manau, kad yra vienareikšmiškai būtina. O šitas Trumpo poelgis, kurį jis padarė, jis tarsi simboliškai labai pareiškė, kad visos individo pastangos prisidėti prie klimato krizės suvaldymo yra bereikšmės, yra nereikalingos ir jis tarsi skatina apie tai negalvoti. Bet apie tai tikrai reikia galvoti, nes aš manau, kad kai kalbam apie globalią problemą, atsakomybę turim visi. Ir tie, kurie, sakykime, atstovauja verslą, nes jie parodo, kaip gaminti, ar ne, jie nusprendžia, kaip gaminti. Ir nuo jų to apsisprendimo, ką pasiūlyti, labai priklauso ir tolesnės pasiekmes. Bet lygiai taip pat atsakingi ir žaidimo taisyklių nustatytojai, jeigu taip galima išsireikšti, politikai, kurie nustato reikalavimus, taisyklės, kaip tas verslas turi gaminti, kaip vartotojas turi vartoti ir panašiai, bet lygiai taip pat atsakingi ir vartotojai, nes kai jų yra daug, jie balsuoja piniginę ir tą savo piniginę jie pasako, ko nori labiau ar mažiau. Tai jeigu visi šitie trys žaidėjai atliktų savo namų darbus sąžiningai, tai tas pokytis jis rutuliotųsi daug greičiau.
Tai aš manau, kad Europos gale paveikti visą globalų paveikslą ir jį yra milžiniška, nes mes esam be galo didelė rinka, ne tiek gyventojų prasme, kiek, sakykime, pajamų prasme. Mes esam labai turtinga rinka, vadinasi, mums parduoti savo produkciją nori labai daug kas. Ir šiuo metu, dar čia iki Trumpo išrinkimo, kartu su visa Europos žaliojo kurso strategija 19 metais, kai pirmą kadenciją savo pradėjo Ursula von der Leyen kaip komisijos pirmininkė, tai jinai užbrėžia tikslą visam žemynui tapti neutralaus poveikio klimatui ir to sudėtinė dalimi tapo vadinamasis anglies pasienio koregavimo mechanizmas. Čia labai sudėtingas terminas, bet paprasčiau tariant, anglies muitas. Tai pamažu mūsų rinka tampa apsaugota tokiu principu, kad jeigu kažkas į Europą nori įvežti savo prekę, sakykime, Kinai, ir jie tą prekę yra pagaminę taršiai, o kadangi pas juos nėra aukštų reikalavimų, tai vadinasi, kuo taršiau tu gamini, tuo pigiau jinai kainuoja. Tai jeigu tokią prekę nori atvežti į mūsų rinką, jai bus uždėtas papildomas mokestis arba muitas pagal tai, kiek taršos buvo sugeneruota ten Kinijoje, nesvarbu, kad ne pas mus. Vadinasi, taršios prekės atkeliavę į mūsų Europos pirkėjams, jos taps automatiškai brangesnis. Ir jeigu tas gamintojas, pardavėjas nori parduoti savo prekę, jis labai greitai pamatys tą skirtumą, kad nieks jos neperka, nes jinai tapo per brangi. Tai vienintelis būdas jam išvengti šito perteklinio pabrangimo yra keisti savo gamybą ten namuose, kad ji, nepabrangintų tos prekės. Ir tada jis laisvai galės konkurencingą kainą čia Europoje pardavinėti, mes vartosime, džiaugsimės ir taip toliau. Tai va tokiu rinkos mechanizmu Europa turi visas sąlygas padiktuoti madas, taip plačiai, paprastai tariant, visam pasauliu. Ir aš esu įsitikinusi, kad tas tikrai įmanoma net prie dabartinės Amerikos administracijos politikos. Ir svarbiausia tik tai nepasiduoti tai emocijai, kuri tvyro aplinkoje, kad vat sulik garsiausio klimato kaitos neigėjo ar ne, Donaldo Trumpo atėjimu į valdžią, kad visos ambicijos nusibraukia, tikrai taip nėra, problema niekur nedingsta ir mūsų pasiūlyti sprendimai, jau aiškus sprendimai, jie vis dar yra validus ir jie turi galioti. Esu aš nuoširdžiai girdėjusi keletą tokių galbūt pasakymų, kad ekologija yra kaip ir marketingo dalis ir kad būtent jeigu žmogus arba įmonė gaminanti kažkokį produktą užsideda tą ekologiškumo ženkliuką, tai žmonės labiau pirks ir jie galės didesnę kainą užsidėti dėl to, kad galvos, kad o čia ekologiškai ir čia galbūt sveikiau bus. Tai tas iš dalies yra tiesa, kai vis tiek visuomeniai žinios apie aplinkos būklę, jos plečiasi, auga, sąmoningumas taip pat auga ir ypač jaunos kartos vartotojai, visi tyrimai nuomonių rodo, kad jie nori ekologiškos produkcijos. Ir kaip visą laiką atsiranda tų, kurie yra linkę manipuliuoti tuo noru ar ne ir pasiūlyti produkciją žalesnė, negu jinai iš tikrųjų yra. Ir šita praktika manipuliuoti ekologijos argumentu, neturint už savęs jokio pagrindo arba įrodymų, kad iš tikrųjų tavo prekė ar paslauga yra žalia, vadinama greenwashingu arba žaliuoju smegenų plovimu. Ir ilgą laiką tai buvo, sakykime, populiari praktika, bet šitą vietą nusprendė irgi spręsti Europos komisija, nustatydama labai aišku reguliavimą, kas galima reklamuojant arba užsiimant marketingu ir kas ne. Tai pavyzdžiui, jeigu tu sakai, kad tavo gaminio pakuotėje yra 2 daugiau plastiko, tu turi būti iki galo tikslus. Tai pasakyti, su kuo tu lygini, nes būdavo tokių atvejų, kaip, sakykime, paaugimas to perdirbto plastiko pakuotėje išaugdavo nuo 1% iki 2%. Ir tai yra 2, ar ne? Bet ar tai iš tikrųjų reikšmingai keičia pakuotę, ar tai skirta labiau tik taip paveikti pirkėją tam momentui. Tai
ko gero pastarasis variantas. Tai kad va tokių manipulacijų skaičiais nebūtų, yra griežtinama reklamos visa rinka, pasakant, kad tu turi nurodyti aiškius skaičius, nuo kiek ir kas konkrečiai pasikeitė, kad būtų kuo mažiau tų abstrakcijų. Tai čia vienas, sakykime, pokytis, kitas pokytis būdavo ganėtinai elementarių, tokių primityvių, sakyčiau, manipulacijų atveju. Pavyzdžiui, tiesiog etiketai uždėti kokiu nors čiurlenantį upelį, ne? Arba kūdikėlį nekaltą. Ar tiesiog nuspalvint žalia spalva tą pakuotę ir žmogui automatiškai, pasąmoningai tai tarsi siunčia žinutę, kad šitas produktas yra nekaltas, jis susijęs su gamta ir viskas yra gerai. Tai tokių, kuo labiau, man atrodo, mes ugdysim vartotojų kritišką mąstymą, tuo mažiau pardavėjai turės galios tokiom net primityviom sąsajom, asociacijom manipuliuoti mūsų jausmais. Aišku, tų greenwashingo pavyzdžių yra ir daugiau, ir labiau sofistikuotų. Nežinau, jeigu įdomu, galiu vieną pavyzdį duoti. Prieš keletą metų Jungtinėj Karalystėj vyko vadinamasis COP29, atrodo, tai aukščiausių pasaulio ir vadovų valstybių susirinkimas klimato kaitos temomis. Ir kai jis vyko Glasgow, UK, ten vienas didžiausių bankų visą miestą nuklojo lauko reklama, kuri sakė, kad mums reikia kovoti su klimato kaita, čia mes visi atsakingi ir taip toliau. Bet tas pats bankas pasakydamas A, nepasakė B, kad jis yra vienas didžiausių visoje Europoje iškastinio kuro finansuotojų. Jis išduoda paskolas verslams, kurie stato papildomas degalines, kurie ieško naujų naftos gręžinių, išgaudinėja tai ir taip toliau. Tai šito banko praktiškai dėka mes ir matom augimą šitos pramonės šakos ir klimato krizės gilėjimą. Tai už tokią nesąžiningą reklamą, kad viena ranka bankas sako, jog reikia kovoti, o kita ranka pats tą kovą tik tai daro sudėtingesnė, konkurencijos taryba Jungtinės Karalystės nubaudė šitą įmonę piniginę baudą, dabar neprisiminsiu kokio jinai dydžio, bet jinai iš tikrųjų buvo reikšminga ir įpareigojo visose ateities reklamose deklaruoti sąžiningai savo indėlį. Jeigu tu sakai, kad reikia kovoti, pasakyti, kiek aš esu kaltas dėl šitos kovos, kiek pinigų aš paduodu rinkai, kad situacija blogėtų. Tai tas ryžtingumas reguliuojančių institucijų jis irgi privalo būti. O Lietuvoje jo trūksta. Mes mūsų pačių šalyje turim degalinę Neste, kuri irgi manipuliavo vartotojai, sakydama, kad pas mus degalai yra 20% mažiau taršus. Ir visiems atrodė, tai važiuokim į Neste, pirkim degalus ten, bet paaiškėjo, kad jie tą 20% lygina su kuru, kurio Lietuvoje net neįmanoma įsigyti. Toks taršus kuras parduodamas tik kitur. Tai Lietuvos konkurencijos taryba nubaudė šitą įmonę berods 1115 eurų bauda. Bijau irgi primeluoti skaičius, bet beprotiškai maža tokiai didžiuliai įmoniai. Tai irgi reikia paklausti savęs, ar iš tikrųjų tokia bauda pakeistus įmonės elgseną. Man atrodo, kad ne. Tai tos ir kritiško mąstymo iš vartotojų ir valios iš reguliacinių institucijų turi būti dermė, ar ne? O kaip šiaip patys žmonės, dabar šnekėjom šiek tiek apie įmonės, kaip ar ne, jas nubaudžia, jeigu kažkaip klaidingai teigia arba neteisingai kažką daro, bet tačiau kaip patys žmonės kasdienėme gyvenime gali prisidėti prie tos taršos mažinimo ir jo. Tai jeigu kalbėti apie žmonės čia ir dabar, ne, mūsų gyvenamoj aplinkoj, tai pats toks efektyviausias būdas, tai aš sakyčiau, mūsų kelionės. Nes Lietuvoje būtent transporto sektorius yra tas, kur tarša tik tai auga. Visuose kituose pramonės veiklose, atliekų tvarkymo, žemės ūkio srityse, jeigu taip žiūrėti ilgalaikį laikotarpį, tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mes sugebėjom po trupučiuką, bet mažinti. Tuo tarpu transporto tik tai auga.
Ir kodėl taip yra? Todėl, kad Lietuvoje viena vertus galioja toks supratimas, kad turėti savo automobilį yra kažkoks prestižo ženklas, ar ne? Jeigu tu neturi, tu kažkoks prastesnis, silpnesnis ar panašiai. Tai vat šitoj vietoj, jeigu mes sugebėtume daugiau savo kelionių, ir čia kalbu ne tik apie asmenines, vat, į mokyklą, į darbą, į studijas, į būrelius ar kažkur kitur, vykti pešiom arba viešuoju dažniau, bet kalbu ir apie kolektyvinės kelionės, kai mes irgi renkamės, kur važiuoti su šeima, kaip važiuoti su šeima, kur važiuoti su mokykla, ar ne? Kokią transporto priemonę mes tam pasirinksim. Ar prašysim, kad visus individualiai atvežtų tėvai ten kokį nors renginį ir važiuos, nežinau, ten 20 mašinų ir kiekvienoje tik tai po 2 keleivius, ar mes susikooperuosim ir važiuosim keliese. Tai gali turėti reikšmingą poveikį. Aišku, kai kalbam apie jau kitokio amžiaus žmonės, ar ne, kurie jau turi vairuotojo teisės ir panašiai, irgi reikia kelti klausimą, kodėl negalima dažniau naudotis dalinimosi platformomis, nes automobiliai, jeigu taip, man teko vieną gerą labai vaizdingą palyginimą matyti, kiek užima viena parkavimo vieta, ploto prasme, tai praktiškai tai yra kaip paauglio kambarys, 15 kvadratinių metrų. Tokią vietą. Ir paprastai žmogus su ją atvažiuoja, sakykime, miesto centrą į darbą, 8 valandas ta mašina ten stovi, ar ne, kad jis po darbo galėtų grįžti namo. Tai 8 valandas tas 15 kvadratų jis tiesiog yra užimtas, ten niekas nevyksta, ar ne? O va tokios 15 kvadratų keli ploteliai, jie galėtų tarnauti kaip erdvė lauko kaviniai galbūt, kur kažkas visas tas 8 valandas dirbtų, uždirbtų ir sumokėtų ir mokesčius, ir užsidirbtų pats, ir suteiktų paslaugą kitam. Galų gale ten galėtų būti žalioji erdvė kažkokie, ar ne, vazonai ar krūmai pasodinti, ar bet kas kitas, kas irgi kuria visai visuomeniai pridėtinę vertę. Vaikų žaidimų aikštelė, sporto kažkoks tai kompleksas ir panašiai. Tai tokio nesavanaudiško požiūrio į tai, kaip tu keliauji, kokius pasirinkimus darai, labai labai reikia. Tai transportas tokia, sakyčiau, viena iš sričių. Kitas sritis, apie kurią šiaip labai nenori daugelis galvoti ir kalbėti ir pripažinti, tai yra mityba. Nes kiek mes tyrimų bežiūrėtume, tie mitybos būdai, kuriuose dominuoja augaliniai produktai, tai yra daržovės, vaisiai, įvairios grūdinės kultūros, visos tos mitybos dietos, jos aplinkai yra ženkliai draugiškesnės negu tos, kur kasdien yra, sakykime, didelės porcijos mėsos arba pieno produkcijos. Tai aš sakyčiau, automobiliai ir lėkštė asmeninė lietuviams ypač yra tokie kaip šventi dalykai, kur jau niekas negali kištis, nurodinėti ar panašiai. Bet jeigu keliam klausimą iš aplinkosauginės pusės, tai būtent šitie 2 dalykai yra tai, ką galima koreguoti. Nesakau, kad visi privalom šiandien tapti veganais, vegetarais ir panašiai, bet tapti klimatarais, tai yra tais žmonėmis, kurie pasižiūri į poveikį savo kasdienio meniu, tikrai įmanoma. Galbūt galima skelbti iššūkius, nežinau, 5-dienis be mėsos ar 1-dienis be mėsos ir prisipratinti tą naują mitybą. Ir yra netgi tyrimai, kurie rodo situaciją kavinėse. Kaip kinta pardavimai, jeigu meniu yra, kuris pristatomas pirkėjui, yra nurodyta veganiškas kepsnys arba vegetariškas kepsnys ir, pavyzdžiui, baklažano kepsnys. Tai ten, kur yra baklažano, ten pardavimai didesni, nes tas žodis veganiška, vegetariška, jis netaip atstumia tuos, kuriem, sakykime, vien tik idėja yra nepriimtina šito aplinkai draugiškesnio asmeninio pokyčio ar transformacijos. Tai šiek tiek pakalbėjome, pradėjom šnekėti ir apie transportą. Ir čia visai neseniai buvo svarstymas pakelti viešojo transporto kainas. Mano manymu, aš viešuoju transportu kartais naudojuosi, nes gyvenu užmiestyje, tai kartais tenka jo, jeigu tėvai negali pasiimti.
Bet tai ar tai nepakenks tas kainų pakelimas, kad žmonės kaip tik dar labiau atgrasiau žiūrės į visą viešąjį transportą, nes, sakykime, aš manyčiau, kad jeigu mes nuleistumėm dar šiek tiek tas kainas, kiek tik įmanoma, tai labiau žmonėm galbūt būtų, o galbūt vat man apsimokėjau. O kokios kainos Jonavoje? Aš pati iš kito miesto, tai labai įdomu. Man Jonavoje liktais pačiame mieste yra apie 30-40 centų. Vienkartinis. Vienkartinis ir su mokinio pažymėjimu, man rodos. Tai jau jeigu, tai vadinas, mums pusę kainos nuima, taip pat ir pensininkams pusę kainos nuima, bet, sakykime, tie žmonės, kurie yra dirbantis, neturi jokio tokio pažymėjimo, kuris galėtų jam tas kainas sumažinti, nu tai gaunas tada, kad jau kaina yra apie eurą. Na, tai irgi taip galbūt paskaičiavus, išsiskaičiavus, tai galbūt žmogui ir atrodys, kad yra jam pigiau tą mašiną važinėti. Man į užmiestį irgi yra panaši kaina, aš labiau dažniau važinėju su mokyklos suteikiamu bilietėliu nemokamu, tai tada yra nemokamai, tačiau tie, kurie negauna tokio, tai irgi moka apie eurą. Tai aš visiškai sutinku su tavo požiūriu, nes mano galva viešasis transportas, nebereikalo toks pavadinimas, ar ne, tai yra viešoji paslauga. Mes negalim žiūrėti į viešąjį transportą kaip į verslą, nes verslas panašia logika vadovaujasi, kad jeigu pabrango išlaikymas arba gamyba kažko, tai aš automatiškai keliu ir kainą, ar ne? Bet šiuo atveju turėtų veikti visiškai atvirkščiai. Viešojo transporto tikslas turėtų būti užtikrinti galimybės žmogui keliauti, o jis keliauja gi ne šiaip savo, ne dėl to, kad smagu ar įdomu, dėl to, kad reikia pasiekti darbą, reikia pasiekti mokymosi vietą, reikia pasiekti gydymo vietą. Galų gale reikia jaustis bendruomenės dalimi, o tu jautiesi bendruomenės dalimi, kai gali važinėti renginius, kai gali net ir, sakykime, vakare turėti galimybę kažkur pabūti, pavakaroti, pabendrauti ir grįžti į namus. Jeigu iš tavęs atimamos šitos galimybės, o jos atimamos, jeigu padidinama kaina iki tokios, kurios tu negali pakelti, tu tampi eliminuojamas iš viešo gyvenimo ir tu tampi tada ir našta tuo pačiu valstybei, nes, na, tu nedirbsi, tau reikės darbo išmoką mokėti, tu negalėsi laiku aplankyti gydytojų, tu įgysi tas, kaip pasakyti, ilgalaikius ar ne susirgimus ir jie dar labiau kainuoja negu tada, kada laiku apčiuopta ir daugybė kitų argumentų. Tai vat panašaus pobūdžio diskusija Vilniuje šiuo metu, kai filmuojame, vyksta labai intensyviai, nes ten apie 100% bilietai brangsta ir metiniai, ir mėnesiniai, ir vienkartiniai. Ir tai yra daug. Ir kaip vat, ir tu pati minėjai, žmonės skaičiuoja ir jeigu mato, kad šeimai nuvažiuoti viešuoju kažkur kainuoja lygiai tiek pat, kiek jie sueikvos benzino, važiuodami asmeniniu automobiliu, be abejo, kad jie rinksis automobilį, nes tai tampa greičiau, komfortabiliau ir taip toliau. Tai visų savivaldybių pareiga yra padaryti taip, kad viešasis būtų patrauklus. Kito kelio nėra ir vat kaina dabartinėmis aplinkybėmis yra tas meduolis, kuris gali paveikti. O, vat, sakykime, Vilniaus savivaldybė ir jeigu sakot, kad ir Jonavoje panašios diskusijos buvo, jie meduolį verčia botagu ir tarsi bausme, kad tu važiuoji viešuoju, tu dar daugiau susimokėk, nors turėtų būti atvirkščiai, tu jau elgiesi aplinkai draugiškai, visuomeniai draugiškai, nes tu mažini taršą, kuri paveikia mus visus, tai tave turėtų už tai apdovanoti valstybė, perkeltinė prasme. Ir kaina galėtų būti to išraiška, bet ne tik, galima sugalvoti daugybę įvairiausių metodų, kaip tą apdovanojimą realizuoti, ar ten nemokami bilietai kažkur, ar nežinau, kažkokios lojalumo programos. Čia atvira vieta fantazijom, bet pats principas turėtų išlikti ir labai gaila, kad tos vertės viešojo transporto ne visos vietos valdžios mato. Nesakau, kad taip yra visoje Lietuvoje, yra ir gerųjų pavyzdžių, sakykime, Tauragė ar kitos mažesnės, kur viešasis yra nemokamas. Ir apskritai kitose valstybėse, Vokietijoje,
atsiprašau, ne, Austrijoje yra toks klimato bilietas, tai tu susimoki berods 365 eurus metams, tai po eurą į dieną, ir tu gali naudotis visoje šalyje visomis transporto priemonėmis, o ten yra ir traukiniai greitieji, ten yra ir regioniniai tarp skirtingų savivaldybių autobusai, vienoje yra metro, tramvajus. Tai tu visu tuo gali su vienu bilietu naudotis. Tai yra milžiniška paskata ir tai parodo, kad valstybei šita tema yra prioritetas. Tai vat aš svajočiau, kad kažkas panašaus įvyktų ir Lietuvoje, bet kad tai būtų, reikia mums visiems žmonėms kalbėti apie tai, kad mes norim tokios priemonės, nes tai kuria labai daug naudų. Ir kai mes išmoksim, vat, kaip visuomenė, labai garsiai įgarsinti ir aiškiai pasakyti, ko mes norim valdžiai, aš manau, kad ir tada tai valdžiai bus mažiau galimybių išsisukinėti ir vat, tokius atsimušinėjimus sakyti, kad pabrango benzinas, kad dar ten nusidėvėjimai kažkokie, tai mums reikia daugiau susirinkti iš jūsų pinigų. Jo. O kokia, vat, sakykim, dažnai irgi esu girdėjus keletą, kad aš nieko nematau, kas čia blogo, vat išėjus į kiemą nesimato, kad kažkas čia blogai su ta aplinkos tarša ir aš galiu net nesistengti, nes nėra jokio dabar matomo dalyko, kuris būtų blogai. Tai ar Lietuvoje jau pasimato klimato kaitos kažkokios bėdos, kurios reikėtų jau labai labai greitai spręsti, kad jos nesieskaluotų į dar didesnės problemas? Aš va tokiam klimato skeptikam, kurie neigia mokslo, sakykime, išduodamas išvadas, dažnai duodu tokį palyginimą. Kokia yra sveiko žmogaus kūno temperatūra? 36,6. Taip. O, sakykime, jeigu jinai pakyla per 2,2 laipsnio Celsijaus, tai kiek mes jau turėtume temperatūros? 36,8. Ne, 2,2, tai 38,8. Taip, tai jau tokia temperatūra, kada tu jautiesi labai blogai, ar ne? Kai jau reikia vaistų temperatūrai numušti, kai tu guli lovoje ir tau yra prastai. Tai panašiai yra ir su mūsų Žemės planeta. Lietuvoje vidutinė temperatūra yra pakilusi daugiau negu per 2,2 laipsnio Celsijaus, lyginant su laikais, kurie buvo prieš 80-100 metų ir panašiai. Tai atrodo, vat skaitinė prasme nedaug, bet kai tu pasižiūri, kokį poveikį tai daro, tai yra labai daug. Ir mes matom tada ir pasikeitusi metų visą ciklą, ar ne, žiemos nebe tokios prognozuojamos, ar ne, kad ir šiemet. Mes gyvenom iki pat vasario visiškai be sniego, ar ne, ir nebuvo šalta. Dabar jau kai tarsi laukiam pavasario, ateina tie šalčiai, -17, 15 ir panašiai. Tai tas išbalansavimas, jis atsiliepia viskam ir tam, kaip auga augalai, ar ne? Kaip ūkininkai gali planuoti savo derlių, kokius nuostolius jie patiria. Sakykime, Lietuvoje yra padažnėję staigių ir stiprių liūčių, sausros periodų. Turim tokių dalykų, kurių anksčiau niekad negirdėjom, tropinės naktis. Tai reiškia, kai net naktį vasarą nenukrenta temperatūra žemiau negu 20 laipsnių. Tai kokį poveikį tai daro pačiai gamtai, tai tų pavyzdžių galima turėti labai įvairių, sakykime, nyksta įvairios vabzdžių rūšys arba tampa palankiau kai kurioms daugintis. Pavyzdžiui, gal girdėjot ir šią vasarą ir praėjusią, kai kuriuose savivaldybėse buvo paskelbta ekstremali situacija dėl vieno mažo vabalėlio pavadinimu žievėgraužis tipografas. O jis kėlė pavojų tuo, kad jį labai sunku aptikti, bet jisai užsimetė, sakykime taip, jis puola būtent egles arba pušis. Ir jis užlipęs ant vieno medžio ten graužia savo tokius tuneliukus, deda kiaušinėlius ir dauginasi tokiu būdu. O medžiui, kai yra pažeidžiama jo žievė, jis tampa labai neatsparus įvairiausiam ligom ir jis labai greitai nudžiūsta. Ir tada tas vabalas persimeta ant kito medžio ir taip ištisus eglynus mažas vabalėlis gali pražudyti.
Tai kodėl tai tapo problema, nes mes turim šiltesnės žiemas, tie vabaliukai negali iššalti ar ne per žiemą, jie dauginasi sparčiau ir mes turim tokias pasekmes, kad miškai, kurie auga 100 metų ar ne, gali būti sunaikinti per vieną vasarą ir tu kaip žmogus praktiškai nieko negali padaryti. Bet noriu dar pabrėžti, kad poveikis ne tik gamtai yra, jis yra ir žmonėm. Tie, kurie turi įvairiausių ligų, sveikatos sutrikimų, kaip taisyklė, tai vyresnio amžiaus žmonės, jiem va tas klimato neprognozuojamumas, tos labai karštos naktis, karštos dienos, išprovokuoja įvairiausias ligas ir ta provokacija atsiliepia tuo, kad jie miršta anksčiau laiko. Atrodytų, kaip taip įmanoma, bet iš tikrųjų taip yra. Ir mums poveikį daro ir ta pati oro tarša, ką kalbėjom apie transportą. Tai ne tik šiltnamio efektą sukeliančios dujos, bet tai ir kietosios dalelės, kurias mes sukvėpuojame į savo organizmą. Ir tai irgi provokuoja įvairiausius sutrikimus ir mes turim juos gydyti, turim išleisti vaistus, pinigus vaistams ir tai yra ir tiesioginės išlaidos, ir perkeltinės, nes dėl ligų mes prarandam gyvybės arba darbingumą anksčiau laiko. Tai nors tų pokyčių, taip, kaip sakot, išėjus į kiemą, tu gal ne visą laiką apčiuopsi, bet reikia žvelgti giliau, globaliau ir tada tu pamatysi, kad neveikimas klimato prasme jis kainuoja labai didelius pinigus. Dar manau, kad viena labai didelė dalis to viso aplinkotaršos tai būtų ūkininkavimas ir trąšų naudojimas. Sakykime, mes Jonavoje turim labai didelę gamyklą, kuri gamina trąšas, tai yra Chema. Ir kaip galėtų pati valdžia, sakykime, ar ne, skatinti, kad ūkininkai ekologiškai pradėtų ūkininkauti ir kad nustotų galbūt naudoti tas ypač labai kenkiančias trąšas tiek žmogui, tiek pačiai gamtai. Labai geras klausimas, nes ką mes stebim dabar, tai kai nuvažiuojam prie Baltijos jūros ar ne, labai neretai negalima ten maudytis, nes sakom, kad vanduo žydi. Tai ten matom uždumblėjimo tokius ar ne procesus. Ir to priežastis, kai mokslininkai analizuoja kodėl, tai jie taip priežastinė grandinėlė ateina prie to, kad mūsų laukuose, ūkininkų dirbamuose laukuose yra sunaudojama per daug cheminių trąšų. Ir tas cheminių medžiagų perteklius nuteka su lietaus vandeniu arba gruntiniais vandenim į upelius, upes ir pasiekia galiausiai Baltijos jūrą ir mes matom visus tos neigiamus padarinius. Tai ką valstybė gali daryti, tai nustatyti vėlgi tas žaidimo taisyklės, kiek mes galim naudoti trąšų, kaip kiekvienas ūkininkas ar ne, kontroliuoti tai, nes dabar yra tarsi ant popieriaus parašyta, bet tikrai kontrolės kiekvieno ūkininko arba ūkio rimtos, griežtos nėra. Ūkininkai netgi dabar su nauja valdžia yra jiem palengvintos sąlygos deklaruoti, tai jie vis dar pildo tokius popierinius žurnalus, popierinius šiais laikais, kur parašo, kiek jie išpylė tų trąšų ir viskas, ir pasideda į spintelę, kad galbūt atvažiavęs kada nors inspektorius atsiverstų tą popierinį žurnaliuką ir patikrintų. Realiai turėtų būti visiškai kitaip, kad tu čia ir dabar kompiuteriniai kokiai nors ar ne platformoje supildai, ką padarei, kada ir kaip, kad iš karto ta informacija būtų prieinama. Tai taisyklės, kontrolė ir finansinės paskatos. Žemės ūkis gauna iš valstybės labai labai daug subsidijų. Tai yra viešų visų mūsų pinigų. Tai mano galva tie pinigai turėtų būti duodami su sąlyga, kad tu ūkininkauji ekologiškai ir tvariai. Tai kai bus tokia sąlyga prie kiekvieno mūsų euro pririšta, mūsų bendro euro, tai tada ir ūkininkam bus paskata elgtis kitaip. O kalbant apie Jonavos Achemą, tai didžiausia jų, ta prasme, tai yra didžiulė verslo įmonė ir jos kuriama pridėtinė vertė visuomeniai per darbo vietas, per mokesčių sumokamus yra nepaneigiama. Bet mes turim galvoti, kaip tada tą įmonės veiklą padaryti aplinkai draugiškesnę. Ir vienas efektyviausių būdų, tai dabar ta gamykla
visus savo mechanizmus užkuria gamtinėmis dujomis. Tai yra irgi tuo pačiu iškastiniu kuru. Tai mums reikia sugalvoti, kaip kitaip, kokiu kitų kūrų jį galėtų veikti. Ir toks kuras yra žalesis vandenilis. Kodėl sakau žalesis, nes vandenilį galima pagaminti ir iš tų pačių gamtinių dujų, bet tai nebūtų mums priimtina. O žalesis reiškia, kad tu pagamini vandenilį iš atsinaujinančios energetikos. Pirmiausia, susigeneruoji labai daug saulės arba vėjo energijos ir tada darai visus elektrolizės procesus, kad išgautum vandenilį ir jį panaudotum tom pramoniniam veiklom. Tai vat, kad tokia transformacija įvyktų šitos įmonės procesuose, irgi reikia valstybės pagalbos, reikia mokslo pagalbos, kad tai ūkiniai veiklai būtų kuo daugiau patarimų, ar ne, kaip greičiau tą pasidaryti, finansinės paramos tuo pačiu. Nes tikrai nenoriu, kad kas nors pagalvotų, jog norint pasiekti gerą ekologinę būklę, privaloma uždaryti visas gamyklas, ar ne, kad žmonės prarastų darbo vietas ir panašiai. Tikrai tokio tikslo nėra. Tikslas yra, kad tai, ką darome, darytume kitaip, ar ne, su mažesnė kaina gamtai. Ir tą įmanoma padaryti per bendradarbiavimą didesnį. Galbūt kažką norėtumėte šiaip pasakyti žiūrovams, kad apie visas šitas temas, kurias apkalbėjome, ne tiek gal kiek apibendrinti, bet tiesiog galbūt kažką palinkėti ir pasakyti, kad jo. Aš tai pirmiausia noriu padėkoti, kad jūs organizuojat tokius pokalbius, per kuriuos gali savo auditorijai ištransliuoti temas, su kuriomis galbūt jie mažiau yra susidūrę. Visų antra, noriu paskatinti išlaikyti tą domėjimąsi viešaisiais reikalais, nes kuo daugiau mes būsime įsitraukę į bendrų reikalų sprendimą, tuo labiau mūsų lūkesčiai ir mūsų norai, pageidavimai arba problemos bus atspindėtos toj viešoje erdvėje. Tai išlikti tokiais pilietiškai aktyviais. O trečias dalykas - įsitraukti. Nebūti tik tuo, kuris dursto pirštu, kad yra čia blogai, ten blogai, kitur blogai, bet ir prisidėti prie sprendimų priėmimo, kad būtų kitaip. Ir to prisidėjimo formatų irgi yra be galo daug. Tai ir švietėjiškos iniciatyvos, kaip sakykime šita, ir savanorystė įvairiausiose nevyriausybinėse organizacijose, kur tu gali jau gerus darbus darantiems padėti, ar ne? Galų galiai įsitraukimas į politinės veiklas. Čia daugam Lietuvoje, bet ne tik atrodo, kad politika tai yra kažkas purvino, ten tik korupcija, arba ten tik tai yra ir kitoks požiūris, ten tik tai super protingi arba ten super galingi žmonės gali dalyvauti. Tai iš tiesų ne, politika yra viešas reikalas, ar ne? Ir šiaip turėtų būti kiekvieno žmogaus pareiga arba garbė netgi užsiimti tuo bendrų reikalų sprendimu. Tai aš norėčiau, kad kiekvienas, kuris klauso šitą laidą, suprastų, kad jūsų vieta irgi yra politinėje erdvėje ir nebūtina būti super ten kažkokiu iškalbiu arba super matematiku ar ekonomistu. Politika susideda iš labai daugybės aspektų ir kad ir kokį tu talentą turėtum, o kiekvienas mes kažkokį talentą turim, tu gali jį įdarbinti šitoj politinėje erdvėje. Tai aš tiesiog labai kviečiu įsisąmoninti tai, nebūti kukliais ir ateiti į tą politinę erdvę, nes kartu mes galim surasti tų sprendimų ir pajausti probleminių taškų, kur kai susirenka tik tai vienos socialinės grupės atstovai, jie gali net nepastebėti tų dalykų, kai šnekam apie moterų ir vyrų lygias galimybės, ar ne, tas labai jaučiasi tiek mokslas, tiek politika, tiek daugybė kitų sričių visą laiką, ilgą laiką istorijoje buvo kurti vyrai. Nuo drabužių tų pačių ar džinsų, ar ne, jie buvo siuvami vyrams. Moksliniai tyrimai irgi buvo daromi tam. Tai tarsi moteris neegzistuotų, ar ne, bet kai į sprendimų priėmimą įleidžiamos ir moterys, jos visą laiką pakelia ranką, ar ne, ir pasako, kad o tai kaip tai atsilieps man, ar ne, ir tada vyram gal, jie ne iš blogos valios, ar ne, manykime taip,
priimdinėjo anksčiau kitaip sprendimus, bet jiem bus pametėta nauja perspektyva, nauja idėja ir tas sprendimas galutinis atrodys visiškai kitaip. Tai jeigu mes daugiau jaunų žmonių matytume už sprendimų prieimimo stalų, jie atneštų savo matymą. Jeigu matytume daugiau negalę turinčių žmonių, mes irgi priimtume visiškai kitokius sprendimus. Tai va tos įvairovės, ypač Lietuvos politikoje, jos labai reikia ir kiekvienas iš jūsų gali tą įvairovę garantuoti. Tai užduotas vienas iš klausimų, tai ar įmanoma auginti mėsai skirtus gyvūnus be antibiotiko? Nežinau, tiesą sakant. Manau, kad įmanoma, kodėl tas nedaroma, matyt, kaip ir daugybės sričių naudojimas šitų cheminių medžiagų garantuoja didesnį produktą, greičiau užaugantį, sugeneruojantį daugiau pajamų ir panašiai, bet ar įmanoma gyventi be to, ko gero tikrai taip. Kaip greitai ir su kokiom reguliacijom čia ko gero jau priklausytų labiausiai nuo europinių lygių priimamų sprendimų, nes mes, kaip bebūtų, esam vieninga rinka ir visos šalys yra susitarę, tos, kurios yra Europos bendrijoje, veikti kaip vienas ar ne. Tai vat tos taisyklės turėtų būti Europos parlamento lygių sustyguotos. Bet aš be abejo palaikyčiau tai, kad būtų auginama be antibiotikų, o dar labiau palaikyčiau, kad mėsos vartojimas mažėtų. Toliau buvo klausimas, ar GMO dabar labai greitai plintantis dalykas, labai greitai jis tobulėjantis yra, tai ar GMO vis dėlto padaro daugiau gero ar blogo aplinkai? Oho, kokie rimti klausimai. Iš žaliųjų perspektyvos žiūrint, pats svarbiausias klausimas yra, koks bus ilgalaikis poveikis tokių kultūrų auginimo visai bioįvairoviai, visai gamtos sveikatai plačiaja prasme. Kai mes sukaupsim pakankamai įrodymų, pakankamai duomenų, kad tas poveikis nėra neigiamas, tada galėsim sakyti, kad šita išeitis ji yra pozityvi ir galim prie jos prieiti. Šiai dienai aš nesu chemijos ir biochemijos žinovė, man labai sunku pasakyti, kiek yra pažengę šitoje srityje įrodymų, sakykime, pateikimas, tikrai patikimų. Tai kol tos informacijos nėra iki galo daug, tol vienareikšmiškai pasakyti, tai gerai ar blogai negalėčiau. Gerai. Toliau čia didelis klausimas, tai tiesiai ir perskaitysiu. Ar didmiesčiams reikia daugiau didelių parko ar pavienio medžių gatvėse sodinimo? Tyrimai rodo, kad pavieniai medžiai geriau sugeria trąšą, bet žaliosios salos irgi turi savo, angliškai pasakyčiau, benefits? Naudos. Pliuso, taip. Tai aš nenorėčiau, kad atsidurtume tokioj padėty, kai mums reikia prieš pastatyti du šitus dalykus. Ar pavienis medis, ar parkas. Mums reikia ir vieno, ir kito. Tie pavieniai medžiai, jie yra be galo vertingi, ypač kai kalbam apie pakelėse augančius medžius. Vat tai, ką daugelis miestų pradeda daryti, paėmė pavyzdį iš vakarų Europos, lėto eismo gatvės arba humanizuotos gatvės, kai važiuojamąją dalį ir pėsčiųjų zoną arba dviračių zoną skiria žalioji juosta. Tai yra pasodinti krūmai arba naujai pasodinti medeliai. Tai duoda tiek daug privalumų, pavyzdžiui, vien tai, kad tu jautiesi kaip pėstysis saugus eidamas, kad tave skiria nuo automobilių kažkoks tai barjeras, krūmai, sakykime, tai jau vienas dalykas. Kitas dalykas, apie ką kalbėjom, kietosios dalelės, pažemio ozonas ir visa kita tarša, kuri iš transporto priemonių atsiranda. Medžiai, krūmai yra tai, kas gali sugaudyti, ar ne, ant ko gali nusėsti tą taršą, ne tiesiai į mūsų plaučius, bet ją gali sugauti tos žaliosios zonos. Triukšmo taršos sugaudimas. Irgi tas labai jaučiasi per įvairiausius tyrimus, tos teritorijos, kurios yra medžių juostomis atskirtos nuo gyvenamųjų namų, jos patiria mažiau triukšmo taršos.
Tai privalumų jų be galo daug, bet tai mus tuo pačiu įpareigoja tinkamai prižiūrėti tuos palei gatves, palei šaligatvius esančius želdinius, nebarstyti perteklinės druskos žiemą ant šaligatvių ar ne. Kai vyksta įvairiausi infrastruktūros atnaujinimo darbai, kai mes perklojam šaligatvį naujom trinkelėm arba perklojam kažkokius elektros vandentiekio nuotekų ir dar kokią nors infrastruktūrą, kad tą darytume atsargiai ar ne, nepažeisdami šaknų. Tai tų priemonių jų yra. Kuo naudingi parkai? Tuo, kad tai jau tampa tokia tarsi sistema ar ne, ekosistema. Vienas medis augdamas gali būti namai, sakykime, paukščiam ar kažkokiem vabalam, bet kai yra medžių sistema ar krūmų sistema, ten atsiranda ir grybai, ir kiti elementai, ir jie vienas kitą palaiko, praturtina, ir tai jau yra didžiulė vertė miestuose, kur tos gamtos nėra daug. Na, be abejo, man atrodo labai irgi svarbu kalbėti apie tą emocinę sveikatą žmonių. Irgi daugybė tyrimų rodo, kad žmonės jaučiasi geriau psichologiškai, kai jie mato žalumą, kai jie gali būti šalia žalumos. Net tau nereikia būti kažkokiu pakvaišusiu hipiu ar ne, ar ten ezoteriku, bet eiliniam žmogui būti arčiau medžių, matyti žalumą, jam nuramina jo psichinę visą sistemą. Ir tai yra būtina šiais laikais, kai to streso, nerimo dėl įvairiausių veiksnių jo yra labai daug. Tai ir ta vertė yra įkainojama. O jeigu reikia tokių visiškai pragmatiškų argumentų, tai nekilnojamo turto kainos. Jos ženkliai didesnės tų butų, tų individualių namų, kurie yra šalia parkų, kurie yra šalia žalumos, negu tų, kurie tik tai betono džiunglėmis yra apsupti. Tai jokių būdų nepriešpastatykim šitų dviejų dalykų, mums reikia jų abiejų, jie abudu yra vertingi skirtingais aspektais. Bet kas dar svarbiausia, tiesiog mokėkime rūpintis abiem šitais elementais mieste. Ir dabar visiškai paskutinis klausimas yra mūsų liberalams labai svarbus: šunis ar katės? Ojei. Nežinau, ką pasakyti, neturiu nei šunis, nei katės. O labiau, kas jums prie širdelės guli? Nu, gal sakykim šunis. Gerai, tai su šita gaida ir pabaigsim. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto.